Ir sveiki visi, tada manau galim pradėti antrąjį webinarą, kuris bus truputį kitoks ir pabandysim apžvelgti jau buvusi turnyrą. Panevėžyje Light Questo tarptautinis, tai nemažai rungtynių abi dienas buvo, tai Ignas ir kolegos, kurie teisėjavo pakarpė dipukų, tai pabandysim su tam tikrom selekcijom juos visus ir praeiti. Nežinau, ar aš čia vienas, bet labai blogai girdžiu tave, Dani. Nu, tai gerai, tai aš mažiau šnekėsiu, tau duosiu daugiau pakalbėti. Jo, kažko pritilai labai. Gerai, tai Ignai, tau tada perleidžiu garsiai kalbėti. Savaitę laiko, kaip ją išnaudojat ir kaip galvojat, kam daugiau naudos, ar jums savaitę poilsio, ar tai, kad varžovai turėjo intensyvų ritmą. Ačiū, Erikai, bet garsą bus gerai, kad išsijungtum. Turėjom savo ritmą, aišku, sekėm rezultatus aikšteliai. Gerai, padedam Erikui išsijungti garsą. Ir keliaujam, ne, Ignute? Užsimutinęs Ignas. Dabar turėtų būti gerai, čia Darius užmūtino visus turbūt. Tai va, gegužės gale turėjom 2 dienas kupinas 3x3 krepšinio. Smagu, kad toks turnyras vyksta Lietuvoje ir tai jau tampa tradicija. 3 metai iš eilės Panevėžyje ir panašu, kad tai tęsis toliau. Tai geriau mums visiems. Tai va, po turnyro įvykusio turbūt aktualiausia yra ne tiek teorija, kiek praktinė dalis, video medžiaga, atskleidžianti, kaip mums sekėsi viso turnyro metu. Jeigu trumpai apibendrinant, tai visai teisėjauta buvo neblogai, protestų ar kritinių klaidų nulėmusių rungtynių baigti iš esmės nebuvo, nepasitenkinimo šūksnių po rungtynių girdėjosi tikrai nedaug. O kas liečia mūsų virtuvę darbo, tai buvo nemažai gerų dalykų, bet ir didelė erdvė, kur turim pasitempti, tobulėti. Tai va, būtent apie tai mes šio webinaro metu ir pakalbėsim. Tai čia dabar bus daug klipų ir iš esminių dalykų, kur mes turim, į ką mes turim atkreipti dėmesį. Tai vienas iš tokių, tai yra žingsnių taisyklės pažeidimai apsikeitimo kamuolių procedūros metu. Pasikartokime dar kartą, kaip viskas turi atrodyti pagal taisyklės. Žaidėjas turi priimti kamuolį, stovėdamas 2 kojom ant žemės. Ir Latvija dabar jau gali lyginti šio susitikimo rezultatą. Tikslai jų aukščiausi ir tą jie demonstruoja nekalbomis, o Čia elementaru. Bet, kaip toliau pamatysim, ne taip elementaru, kai mes esame aikštelėje. Tai va, čia ta skaidrė iš taisyklių, nors, kaip ir sakau, nėra tai naujiena. Bet taisyklė sako, kad puolėjas ar puolėja priimti kamuolį po apsikeitimo kamuolių procedūros turi stovėdamas 2 kojomis ant žemės. Ir visokie ten pasišokinėjimai, perstatymai kojų, maži žingsniukai turi būti vertinami kaip pažeidimai. Ir mes turim tą nuosekliai daryti kiekvieno turnyro metu. Ir siūsti žaidėjams šią žinutę. Aišku, daug kas ten nustemba, kad mes galbūt ten, apie ką čia, koks šitas švilpukas, nes tikrai kai kurie epizodai atrodo, tokie plonyčiai, marginal, bet iš mūsų to reikalauja ir mes turim tokius dalykus fiksuoti ir nesustoti tą daryti.
Tai va dabar bus eilė krūva klipų, kur mes nieko nefiksavom. Ir jeigu kas nors turi kokių nors klausimų, tai prašau, užduokit klausimus arba savo įžvalgas, ar sutinkat, ar nesutinkat. Štai va pirmam klipe, aišku, tai žingsniai nedideli, bet sutikim, kad pagavęs kamuolį žaidėjas atlieka vieną ir antrą žingsnį. Tai yra pagal taisyklės jau, kur FIBA nori iš mūsų, kad tai būtų fiksuojama, traktuojama kaip žingsnių taisyklių pažeidimas. Padidint savo pranašumą. Čia irgi žaidėjas nepriima kamulio stovėdamas dviem kojom ant žemės. Savo pranašumą. Deda žingsnį, atkelia atraminę. Netrukus, bet čia blokuojas. Įgauna pranašumą ir veržiasi link krepšio. Aišku, čia pasisekė besiginantiem, kad ilgos rankos apsigynė, bet kitą kartą lengvi taškai. Dar vienas klipas, identiškas prieš tai buvusiam. 1-2 žingsniai. Nors paskui ir driblingas netliekamas, bet tai jau yra žingsnis. Bus apdovanota. Kelialapių į Prištiną. Pašokimas dviem kojom irgi tai yra žingsnis. Kelialapių į Prištiną. Bei 3001 vietą. Dabar apskritai su megztiniu. Toks va šuoliukas, paskui driblingas, tai yra žingsniai. Ant atsarginių žaidėjų suolelio sėdi jis, neaišku. Ir prašau atkreipti dėmesį, kiek tokių epizodų. Čia gal jau 5 epizodas. Aišku, ir rungtynių buvo daug, bet tų epizodų čia galima būtų rasti ir daugiau, manau. Tiesiog nebuvo laiko peržiūrėti visų rungtynių, kiek įmanoma, tiek buvo pažiūrėta, bet užteko medžiagos apstu. Su kamuoliu bus Kraslava. Visas likęs laikas su kamuoliu bus Kraslava. Tie žaidėjai, jie patys, jie irgi nedurniai yra profesionalai, jie mato, jie žino. Jeigu mes traktuosim tai nuosekliai, ypač tarptautiniuose turnyruose arba aukštesnio lygio čia Lietuvoje, kur žaidžia profesionalų žaidėjai, jie greitai supras, apie ką yra kalba ir nustos tą daryti. Tarptautiniam lygiai jau kaip tenka pasižiūrėti, jau tokių epizodų labai mažėja. Latvijai įsitikinę, kad kamuolys turi likti jiems, bet Atrodo menkniekis, bet nei gauna pranašumo, nei ką. Taisyklės yra taisyklės. Žaidėjas, dar kartą pasikartosiu, priimt kamuolį turi, stovėdamas dviem kojom ant žemės. Taškų rinkimo kol kas yra problemų, bet normalu. Vieni pirmųjų turnyrų, kai kam turbūt iš vis, pirmieji 3-3. Tie klipai nesibaigė. Pirmieji 3. Tiesiog laiky kamuolį iki galo, ką darys Ryga. Čia vienas galbūt skaudesnių epizodų, kur yra opcijų. Varžovai puolančioji komanda iškovojo pergalę, nors turėjo būti fiksuoti žingsniai ir besiginantis turėti galimybę galbūt lošti lygiąsias, o gal ir pergalę. Labai yra opcijų. O dabar mes pereisim prie kitokių žingsnių. Taisyklių pažeidimų traktavimo, netraktavimo, ta prasme, epizodai kitokie, tai ne čekbolo ar apsikeitimo kamuolių procedūros metu. Šiaip žingsniai rungtynių metu, kur irgi mes turime
pataiko metimą. Labai atkreipti dėmesį, nes irgi nemažai epizodų, kur mes toleruojam Kelmelis prieš tą patį. žaidėjų pasivaikščiojimus su kamuoliu. Kelmelis atlieka metimą, rezultatas lygus. Žaisti. Sorokas pataiko metimą ir veda į priekį Akademiją VDU. 15-16, Kelmelis vėl aikštelėje. Kelmelis Nors ir nedideli, bet 15-80. tai yra akivaizdų žingsniai. Turėdami ir 3 prieš 3 ir stengiamės, kad jau šis turnyras Čia tampa žaidėjas techniniu. nubėga 1-2, netgi 3 padaro. Labai džiaugiamės Jeigu sulėtintai žiūrėsim. 3 ir stengiamės, kad 3 ir stengiamės, kad prieš 3 ir stengiamės, kad jau šis turnyras Dar net tampa ir pašoka ore su kamuoliu. Nors buvo ir nemažai užfiksuota tų žingsnių, tikrai, bet nemažai ir praleista. Skaudžiausia yra, kai praleidžiam tos žingsnius ir yra pelnomi taškai. Ir komanda 8 numeriu. Eimantas Vasiliauskas, Signas nelegaliai pasididina savo taškų kraitį. Tvarka, kad viskas. Eimantas Vasiliauskas, Signas Davainis, arbitrai besidarbuojantis šiame mače ir prižiūrintis. Tvarkas Vasiliauskas, Signas Davainis, arbitrai besidarbuojantis šiame mače ir prižiūrintis. Tvarka, kad viskas vyktų pagal tainelius. Turim suprasti, kad 3x3 krepšinėje, kaip ir Komandas. 5 prieš 5 krepšinėje, žingsnių taisyklė galioja tokia pati. Vienas iš Tbilisio komandos, Gogičišvili kol kas negali tęsti rungtynių. Pertraukėlė baigta, minimalus skirtumas tarp komandų. Britai vis dar turi 1 taško pranašumą, daugiau mažiau visada išlieka pirmaujantį komandą, čia mažiau visada išlaiko. Nesvarbu, kurie Pirmaujantį komandą, žaidėjas yra ar po krepšių, ar aukštai aikštelės kampe, ar per vidurį. Pertraukėlė. Žingsniai visur yra žingsniai ir mes privalome juos teisėjauti ir fiksuoti. Smagu, kad nėra nei vieno komentaro, tai panašu, kad su kiekvienu klipu sutinkate. Kad tai buvo ir yra žingsniai. Čia lydo atsakomybė, ne? Šito Taip, klipo. skliausteliuose tai yra pažymėta. Jo, sorry. Ne visuose klipuose pažymėta, tai jeigu kyla tokių klausimų, kas turėtų fiksuoti, gali drąsiai irgi klausti. Ir gerai supratau, ir dantis nukentėjo, ir lūpą reikėjo siūt. Ir gerai supratau, ir dantis Po nukentėjo. čekbolo viskas tvarkoj. Gerai supratau, ir Prieš varymą žaidėjas pašoka abiem kojom į orą. Tai va tiek va tų klipų tikrai nemažai. Norėtųsi, kad jų būtų daug mažiau. Dar vienas iššūkis, kur ganėtinai mums sunkiai sekėsi, tai yra švieslentės kontrolė. Aišku, labai smagu ir mes tikrai norim iš viso širdies pasitikėti mūsų kolegom, kurie dirba prie stalo, bet, kaip patirtis rodo, to daryti aklai mes negalim. Ir čia iš kelių vaizdo klipų mes pamatysim, kaip mes nesekam, ką rodo tablo, ir jeigu ne patys žaidėjai, tai mes po tašką nesužiūrėtumėm ir rungtynių gale galbūt laimėtų ir ne ta komanda, kuri turėtų. Tai smagu, kad bent jau žaidėjai įsikišdavo ir teisybė triumfuodavo. apie tą prizinį fondą
Apie visų pirma, tas pagrindinis prizas kelialapis į Krishnas Challenger turnyrą. Taip pat Čia dabar buvo pelnytas taškas, gali papasakoti, kuris dėl ko čia kaunasi. švieslentėj Mes neatsirado. labai džiaugiamės bendradarbiavimu Yra su Panevėžio miesto savivaldybė, bus 2 deadballai, 2 nežaidžiami kamuoliai, kad tas ilgametis kai mes galėtumėm pilnai 2000 atkreipti visą dėmesį į švieslentę ir kelialapis į sukontroliuoti, tai daugiausiai, aišku, atitenka tačiau to nepadarom. Ir tik kitom, va antro deadballo metu pats žaidėjas tai priklausomai vėlgi, kas ten laimės, tai tų kelionės mums primena, kad 1 taškas tikrai liks kažkur tai dingęs yra. ekstra ir dar kitom išlaidom ir apdovanosim dar likusias Bet kadangi jeigu mes irgi nesiekėm rungtynių metu, tai mes iš tikrųjų ir nežinom, ar tas taškas uždėtas ar neuždėtas. kas bendroji sumoji sudaro 6000. Tai va, todėl yra labai svarbu tą sekti ir žinoti ne tik rezultatą, bet ir pražangų skaičių. Taškas su varžovo Čia, va, kaip pražanga. matome, buvo 3-1, Rokas Mačiulis taškas su bauda teisėjų sprendimu, bet 3-2, viskas tvarkoj. Ignas Vaitkus turi galimybę lyginti šio susitikimo rezultatą. Baudos metimą irgi žaidėjas pataikys, bus 3-3, bet kažkodėl tai ant atsarginių žaidėjų suolelio sėdintis žaidėjas 3-3 sužaidus. paprašo dar 1 taško Susitikime. ir sekretoriatas jo užgaidą labai lengvai tenkina. Teisėjui ganėtinai nelengva viską sužiūrėti, nes tuo metu aikštelėje vyksta Aikštelė, Darius Tarvydas. sustumdymai ar vaidybos elementai. Rezultatas lygus 4-4. Ir va taip va nepastebimai tas ketvertukas atsirado. 2 taškus. 5-4 Mantinga vėl priekį, žaidimas Kojarus. Tai gerai, kad vėl žaidėjai Gargždai, čia skiriamas įspėjimas. galima pasakyti, mums pagelbėjo šioje situacijoje. Nes jeigu ne jie, jeigu viskas taip vyktų toliau, tai manau taip ir Dėl rezultato. nubėgtų tas žaidimas su neteisingu rezultatu. Aiškinasi dabar arbitrai. Su teisėjais. Nuoširdžiai prisipažinsiu, aš ėjau prie sekretoriato, tikrai nežinodamas tikro rezultato, koks yra. 4-4. Toks rezultatas ir teisybė. Gerai, kad viskas gerai baigėsi. O tai kokia komunikacija buvo su sekretoriatu, kad pakeitė iš 5 į 4? Nu, ėjau klaust, ar tikrai taip yra, kaip kalba žaidėjai. Ir... Standby teisėjai padėjo. Teisėjai paskui padėjo, jie pasakė, kad viskas tvarkojo. Peržiūrėjo vaizdo įrašą. Nu, čia gavosi taip, kad lengvai uždėjo, lengvai ir nuėmė. Bet, va, kaip sakau. Ir lengva pizdako gavo sekretariatas. Tai Tai žiūrėkit, man reikia prieš turnyrą susitarti su sekretoriatu, kad jeigu yra neaiškumas dėl taškų, tai nesavavališkai uždeda tos taškus, o bet kokiu atveju teisėjus pasikviečia ir tada tą tašką uždedam arba ne. Ateityje. taip, ateityje reikia aptarti tokius dalykus. Aišku, rimtuose turnyruose, ten tarptautinėse turim supervisorį, kuris Galimybę. sėdi ir atsakingas yra už sekretoriato darbą ir žiūri. Ten tokių dalykų nebūna. Greit pataiso. Čia iš vis rungtynių pradžia. Koncentracija tikrai neišvieslenta. Taškas įmestas, ten praėjus 15 sekundžių, jisai neuždėtas. Žaidžiam toliau. Bet švieslentė vis dar 0-0. Vėlgi nežaidžiamas kamuolys, kada buvo galima pataisyti viską. Ardavimas Laurinui, Danieliui, Danielius. Bet kai tu neseki, kai tu nematai, tai tu ir nežinai, ką reikia taisyti, ko netaisyti. Bet vėlgi čia žaidėjai, jų įsikišimas padeda atstatyti teisybę.
Ir dabar lygybė atstatyta, 3-1. Toks O tą padarė žaidėjas ant atsarginių žaidėjų suolelio. Matėm klipą, kaip klaidingai taško įsiprašė, o čia atstatė teisybę. Taip, ir kamuolio neišlaikė. Bet va, teisėjas, matom, net nesureagavo rungtynių metu, kai taškas buvo neuždėtas ir kai atsirado papildomas taškas ne iš niekur. Tai. Čia klipas, kaip kažkur tai dingo 12 sekundžių po švilpuko, po užribio. Kamuolys nežaidžiamas, teisėjo rankose, o laikas bėga ir niekas to nepastebi. Ir čia kamuolys palieka aikštelės ribas. Rungtynės sutrumpėjo 12 sekundžių. O čia manau, kad irgi reikia pasikomunikuoti su sekretariatu, nes sekretariatas panašu, kad suprato, nes jisai bandydamas paleisti laiką dabar pačiakvolą sustabdo ir paskui vėl paleidžia. Tai čia mums reikia komunikacijos kartu su sekretariatu, jeigu matai, kad padarėjai nesustabdai ten laiku tą laiką, tai pasikviesti teisėją ir atstatyk tą laiką toks, koks turi būti. 3-3. Rezultatas išlieka nepakitęs. Čia manau, kad reikia pasišnekėti prieš kiekvieną turnyrą su sekretariatu irgi, kaip darom tokios situacijos ir kad nebijotų pasikviesti teisėjus ir išspręsti tą situaciją teisingai. Galbūt čia pritrūko ryžtingumo. Ne viskas buvo jau taip ir blogai su švieslentės kontrolė. Štai pavyzdinis teisėjo darbas, stebint, kas vyksta su rungtynių tablo. Taškai su pražanga. Prieš tai jau komanda turėjo 6 komandinės. Turėtų būti 2 baudos metimai. Pagal švieslentę vadinasi, jeigu 6 pražangos metam 1. Pražanga jau uždirba. Teisėjui kyla įtarimų. Ir pataisė tos pačios rungtynės. Būtų apskritai išsprogdinęs visus saugiklius su Panevėžio Laisvės. Pražanga puolime. O Adažių pražanga. Baltą aprangą vilkinčiai komandai, tai turėtų būti pražangos 4-8. Teisėjas prieš paduodant kamuolį čekbolui užmetė žvilgsnį į tablo, o ten skaičiai neteisingi. Ir labai lengva tada nueiti ir pataisyti ir viską kontroliuoti. Ir tada pats labai puikiai jautiesi aikšteliai, kai žinai, kas vyksta ir kai viską kontroliuoji. Tai tiek klipo apie švieslentės kontrolę, o dabar žaidėjų elgesys rungtynių metu. Tai iš esmės didelių bėdų nebuvo, bet nebuvo nuoseklumo. Vienos rungtynės buvo valdomos geriau, kitos prasčiau. O taip neturėtų būti. Kadangi teko jau porą turnyrų teisėjauti, tai iš mūsų ten reikalaujama labai griežtai nuo pirmų rungtynių, kad mes nustatytumėm aiškią liniją, griežtą liniją žaidėjam ir kad jie žinotų, kad jokios neigiamos emocijos mūsų atžvilgių, dėl mūsų sprendimų jos nebus toleruojamos ir mes turime iš karto įspėti komandas, žaidėjus, o paskui jau ir bausti. O kartais net ir įspėti nereikia. Jeigu ta emocija yra perdėta, tai visos rankos atrištos, bausti iš karto. O čia rungtynės. Kol kas... Iš 2 minutėm. Kol kas visos kovos šiandien atkaklios, galbūt ta pirmoji kova, kur Krasnovas... Žiūrim į sprendimas teisus. Žaidėjas nepatenkintas, eina link teisėjo. Tiesioginės techninės čia kaip ir nereikia. Iki progai įspėti. Krepšį iš toli ir čia pražanga prieš
Iš toli metantį krepšininką ir tai yra jau 10 komandinė pražanga. Tos pačios rungtynės, Prie būdų metimo lygos 3:30 ir va, vėl žaidėjai nepatenkinti, nors geras sprendimas, o ten, kiek žiūrėjau, tai ką rodo pats tas žaidėjas, nieko, net su žiburiu tokio epizodo nebuvo, kad ten nustumė juos, tai labai lengva skirti techninę pražangą ir nesvarbu, ar tai 11 komandinė, ar 12, ar 1, ar 2, bet nuoseklumas turi būti, tai, bet šiuo atveju nebuvo net įspėta komanda. O tas žaidėjas yra olimpinis čempionas ir jisai puikiai žino, ką daro. Įspėjimą gauna Latvijai. Čia įdomesnis epizodas, tai va, nežinau. Sakartvelo krepšininkai. Pirmam pirmas, kur buvo sušvilta pražanga, žaidėjas kaip ir nesutikdamas, numeta kamuolį kažkur tai toli nuo teisėjo, už aikštelės ribų. Mano nuomonė, tai turėtų būti įspėjimas už elgesį. Bet ir Šiuose rungtynėse teisėjas įspėjo žaidėją už žaidimo vilkinimą. Ir kaip toliau matome, 2:38 žaidėjai dar kartą yra įspėjami už elgesį. Ir įvyksta šioks toks nesklandumas. Tai vat, būkime įsitikinę ir tikri, kokius mes įspėjimus duodame ir už ką. čia yra. Tai Ignai, aš galiu prie šito įsikišti. Be abejo. Žiūrėk, čia buvo du skirtingi įspėjimai. Tiesiog, kaip ir kalbėjom, kad tas kamuolio numetimas už aikštės ribų yra kaip elgesys, o ne kaip delay of a game. Dėl to tai antras pasikartotinas ten, kur jau jie emocijas leido, tai yra techninė pražanga, bet kadangi šitos varžybose buvo skirtingi jie įspėjimai, nes pirmas buvo už delay, dėl to ir... Tai taip, aš tą ir suprantu. Todėl... Tiesiog reikia, žinai, tą įsikalti galvą, kad tas kamuolio numetimas, tai čia yra elgesys, o ne kažkoks delay. Aš tai traktuoju kaip elgesį, nes žaidimas stovi, žaidėjas nesutinka su teisėjo sprendimu ir jisai išreiškia savo nepasitenkinimą. Tai čia, manau, esminis dalykas ir yra, kad žaidimas yra sustabdytas ir tas numetimas kamuolio yra reakcija į teisėjo švilpuką. Jeigu būtų žaidimas live bolas ir tas numetimas kamuolio į užribį ar ten nuspirimas po sėkmingo kažkokio metimo, tai tada būtų kaip game delay'us. Tai kadangi čia buvo du skirtingi, tai all good. Čia irgi turim žaidėjo reakciją į teisėjo sprendimą. Dvi rankos ištiestos, jis aiškiai nepatenkintas. Turi būti įspėjimas. Privalo būti įspėjimas. Čia pražanga prieš Roną Lanevą. Turbūt yra puikiai šių rungtynių iliustracija, kaip... Ir ypač, kai mes esam tikrai teisūs ir žaidėjai. Čia jisai ir nereaguoja, nieko nesako, labai ten aršus nėra. Bet jo visa povyza rodo, kad jisai nepatenkintas mūsų sprendimu. Ir to pilnai užtenka įspėti žaidėją. Čia irgi geras sprendimas. Pražanga 100%. Žaidėjas imasi už galvos. Ir tos pačios rungtynės, dvi tokios reakcijos ir nėra net įspėjimo. Tai būtų labai paprasta. Pirmas įspėjam, antras duodam techninę ir važiuojam toliau. Ir visi žino, kaip bus teisėjavimo. O čia pavyzdys, kaip
turėtų viskas būti. Žaidėjas net neprasižengęs, jis ateina kažką lepteli, Statas lygus, 3,5 minutės jau prabėgo. teisėjas Paėmė žingsniai. duoda įspėjimą, Su tuo nesutinka. po akimirkos Ir tas teisėjas švilpia puikiai. žingsnius, žaidėjas nepatenkintas, techninė pražanga, Dvigubė. važiuojam toliau. Dar viena pražanga, žaidėjas nepatenkintas, dar viena techninė pražanga. Visiškai. Ir jie patys turi galvoti, o ne mes. 3 baudų metimai bus metami, po kurių dar ir kamuolys liks Lenkų rankose. Ir va, po tokios nusiustos žinutės jie apsiramina ir baigėsi viskas su jų emocijom. O jeigu mes neužkirsim tam kelio, tai Richardsonas. patiem nuo to tik tai bus sunkiau. Darius Tarvydas. Be pražangos. Čia prieš jį ginasi Britai, Abdulas iš toli netaikliai. Darius Tarvydas ima kamuolį. Čia Tarvydas buvo nepatenkintas, kad prieš jį neskirta pražanga, jisai aiškiai tą rodo, Ir toliau jau atsikovoja kamuolį, nustok, jisai dar toliau kalba ir vystyti savo yra teisėją. baudžiamas techninė pražanga. Nepražanga Bet gauna. jisai ir po bausmės toliau ieško teisybės, toliau rodo, 2 baudų metimai. Tokia. ką su juo padarė varžovas, už ką gauna ir antrą techninę pražangą. Bet Nepataiko. aš manau, kad 2 Darius pražangos, techninės pražangos žaidėjui vienam epizode turėtų būti maksimum. netaikliai. Darius Tarvydas. Trečios jau turbūt nebeduotumėm, Techninė o pražanga. reiktų išprašyti iš aikštelės. Kitų komandai Darius Tarvydas prisišneka. Čia dar kartą prisiminkim, kad kai įspėjam, užtenka iškelti pirštą ir garsiai pasakyti balsu, Komanda. koks tai yra įspėjimas, Rezultatą kad dar girdėtų komandos, kolega Bogucka. ir sekretoriatas. Jokių papildomų gestų rodyti nereikia. Ir Pirmam klipe pradeda šį susitikimą. Vėliau bus teisėjas rodė dar papildomą puslankio gestą. žengta į kovą po pelnytų taškų. Dabar apsiribojo tik iškeltų pirštų. Antras klipas taip, kaip turi būti pagal taisyklę. Ir rezultatyviai jie pradeda šį susitikimą. Vėliau bus suspėti. Latvijai už per anksti įžengta į kovą po pelnytų taškų. Kuo galima pasidžiaugti, tai kad viso turnyro metu Čia pigių švilpukų jų, aišku, buvo, bet nebuvo komanda. labai daug. Šias pražangas. Nekrito jie į akis, Dar viena Petras. bet va tokie vat epizodai jų iš vis turėtų nebūti. Kai mes atėmam Bandymų lengvus taškus iš komandų, praktiškai kontakto net ir nėra. labiau komanda, bet dabar turi po 6. Čia turint omeny, kad tai yra 3x3 krepšinis, kur net ir 5-5 toks epizodas būtų praleistas. Tai va 3x3 krepšinėje turėtumėm to vengti. 5-4. O čia taškų nėra. Čia Pražanga. irgi galima būtų iš vis praleisti tokią pražangą, tokį kontaktą, nes žaidėjas Tai bus 5 komandinė jis pražanga. neturi jokios įtakos puolančiajam ir pelno lengvus taškus. Vargždų ataka. Sušvilpdami pražangą mes atimam tą lengvą tašką. Bet jeigu jau taip nutiko, už tokią reakciją mes irgi privalome įspėti žaidėją. Šansas Panevėžiečiams Žengtis. į pirmuosius taškus šiame mače. Čia va, įdomesnis klipas, kurį radau, tai Metimai čia sunkiai krenta visiems. teisėjas fiksuoja per anksti įžengimą baudos metimo metu ir duoda pakartot Sulaukė antrosios progos. metančiajam, Vienas iš mantingos žaidėjų per anksti įžengė į kovą. bet galim pamatyti, kad po antro baudos metimo Pavyksta pasižymėję, Darius Griškevičius. jau puolančiosios komandos žaidėjas per anksti įžengė Taškus ir atsikovoja kamuolį.
Gerai, kad neįmeta į krepšį. Šiandieną Tada klausimas, kodėl mes fiksuojame pirmą, o antro epizodo mes nefiksuojam, per anksti. nors yra identiški. Ir dar vienas klausimas, Antroji bandymų taip pat. kas turėtų kontroliuoti šitos įbėgimus, kai jie yra lydui prieš akis. Tai čia lydo yra atsakomybė zona. O sušvilpimas, pirmas fiksavimas buvo iš treilo pusės. Antras jau nefiksuotas epizodas. Šansas Panevėžiečiam. O dabar pereisim prie Estai, bet kolegų, su kuriais teko dirbti šio turnyro metu. Tai jų atsiųsti klipai ir čia jau prašau atsikovoja kamuolį puolime ir pasitaiso. Prašau diskutuoti visų ir priimti bendrą sprendimą. Estai ketvirtoji komandinė jų pražanga ir čia bus paskelbta pirmoji pertraukėlė šiame susitikime. Ir šiame klipe čia Eimantas atsiuntė, tai yra Pavojinga riba, baudos ar puolime pražanga, ar asmeninė pražanga. pasitaiso. Ir pelno taškus, čia fiksuojama dar viena pražanga prieš Edgarą Kruničą, pažaidė taisyklės. Estai ketvirtoji komandinė jų pražanga ir pasitaiso. Ir pelno taškus, čia fiksuojama dar viena Minčių, prieš Edgarą Kruničą. kokių nors, kas nors turi? Ketvirtoji komandinė jų pražanga ir čia bus paskelbta pirmoji pertraukėlė. Aš pats galiu pasisakyti. Padėk tu. Realiai tai atsakingas pirmas tai yra mėlynas už kontaktą, nes įlenda jo cilindrą. Pasitaiso. Tik po to tas atoveiksmis yra jau tada raudono. Tai aš sakyčiau, čia mėlyno pražanga, Atsikovoja kamuolį puolime. o gal netgi Pasitaiso. abipusė, nes Taškus, čia fiksuojama, bet veiksmas iš to vieno gaunasi tas ir antras. ir pelno taškus, čia fiksuojama dar viena pražanga prieš Edgarą Aš taip galvoju. puolime ir pasitaiso. Nu, aš turėčiau kitą nuomonę. Aš tai manau, kad čia ofensas, nes gynėjas legaliai bando išmušti ir net realiai dar nėra jokio nelegalaus gynėjo kontakto. Jis iš karto ima tą ranką gynėjo ir lokina ją. Va dar nėra jokio kontakto, tai aš čia matau tik tai ofensą. Aš irgi norėjau pasisakyti, kad irgi man gynėja čia nesimato jokių blogybių ir atrodo tas raudonas užkabina, tai irgi ir iš pirmo karto žiūrint taip offensive atrodė ir žiūrint daug pakartojimų linkčiau prie offensive foul. Kas dar turi kokią nuomonę? Lieku irgi prie kolegų ofensą, tik tai kitą klausimą dar turiu. Nelydas turėtų fiksuoti šitą. Nu, taip, pagal mechaniką tai yra lydo švilpukas, lydo atsakomybė zona. Bet lydas nelabai čia open angle turi, ne? Jo, tą patį sakydam. Tai reikia atsidurt, stovėti taip, kad turėtų tą open angle. O tai kurioj dabar, pavyzdžiui, vietoj turėčiau stovėti, kad va, turėčiau open angle, nu, nes čia sunkiai man daryti. Nu, sunkiai, nesunkiai, aš nežinau, gal biški ir šalia vat atsidurt Apibėgti iš priekio. ties šoninę liniją. Bėgti negaliu dar. Tai klausimas irgi tada trailas, kokį čia turi open angle šitoj vat vietoj. Pūdina, čia tiesiog reikėjo švilpuko, nes susikabino rankom vienu tiek. Ir dar tas prabėginėjantis maišo visą eterį. Raudonas, dar vieną porą. Mes dabar kalbam, jo, tai yra mechaniškai, tai yra lydo atsakomybė, bet dabar klausimas buvo autoriaus, ar tai yra asmeninė, ar tai yra puolimo pražanga. Dariau, Maiklai.
Nu, Michaelas, matau, kad neįsijungs dar mikrofoną, tai žiūrėkit, mano supratimu, tai mėlynas siekia kamulio ir kontaktą sukuria raudonas žaidėjas, lokindamas tą ranką. Jeigu mėlynas siekdamas kamuolis padarytų kontaktą, tai tada jisai būtų už jį atsakingas. Už tai, kad galėtų jisai padaryti tą kontaktą, mes jo negalim bausti. Tai manau, kad čia yra raudona pražanga puolime. Ir, nu, kaip sakant, atsakomybės zona yra lyda, pagal knygutę visi tą supranta, bet iš nugaros mes ten galim tik tai spėlioti, ką kuris daro. Ir čia pagal mechaniką mes nei į kairę, nei į dešinę niekur nenaisim, kad geresnį open angle turėti, nes mes bet kokia atveju liekam nugarai. Tai jeigu jau nešvilpia lydas, tai bet kokia atveju tokią situaciją turim susisiauti ir tada ateina švilpukas iš treilo. Nu, tai kaip sakant, Eimantas sakė, kad kontaktas, situacija, kuri reikalavo sprendimą, tai sprendimas buvo priimtas aikštelė ir tas yra gerai, nes mes nepaliekam situacijos be sprendimo, bet analizuojant video mes manau, kad sutiksim visi, kad turėjo būti skirta ne pražanga gynyboje, o puolime. Tai mano toks komentaras, nebent turit kažkas paprieštarauti arba papildyti. Dauguma offensive foul. Tai manau, kad dauguma ir teisi yra. Taip, tai situacija, kur tikrai reikėjo švilpuko. Mes jį turim, tokių epizodų be sprendimo palikti negalim. O koks jau buvo toks? Klausimas, kaip suprantu, ar tai yra oficialus įspėjimas už žaidimo vilkinimą ar legalus žaidimas. Baltieji pelno taškus. Mėlynas dar yra puslankyje ir prieš jį yra taikoma aktyvi gynyba. Tai jeigu mano nuomonė, tai yra oficialus įspėjimas už žaidimo vilkinimą, tai aktyvi gynyba puslankyje po įmestų taškų. Tai čia kitokių nuomonių ir neturi, tai čia yra taisyklių punktas. Tai puslankė aktyvi gynyba negalima, ar tu ten driblingoji kamuolį, ar tu ten stovi su to kamuoliu, nėra skirtumo, tu negali tenai žaisti aktyvios gynybos. Tai čia turi būti pažeidimas, fiksuojamas. Žiūrėk, aš žinai, dėl ko šitą klipą iškirpau, nes aš nebuvau garantuotas, o jeigu jis, nu čia gerai nesimato iš tikrųjų, tai o jeigu mėlynas išeina ten viena koja, tai tikrai išeina, o jeigu tą kitą iš pusę apskritime būna jau iškėlęs koją ir grįžinėja atgal, tai jisai palikęs tą pusę apskritinio zoną ar ne? Aišku, čia niekaip neįžiūrėjau šito išėjimo, dėl to man ir kilo klausimų, ar čia... Nu, šiuo atveju jisai neišeina iš puslankio. Ne, tai čia klausimas, Eimantai, yra tos, kad jeigu tu atsikovoji kamuolį po krepšiu, esi puslankė, išeini iš puslankio, driblinguodamas kamuolį ir paskui grįžti į jį, ar tu gali ten gintis ar ne. Tai jeigu tu išėjai iš puslankio, tai tu jau, kaip sakant, prieš tave gali būti aktyviai ginamasi, bet kokiu atveju, ar tu ten grįši atgal į tą zoną ar negrįši. Tai jeigu tu išėjai ir grįžti atgal, tai prieš tave gali gintis. Taip, Nu, be taip. abejo. Tai man Bet čia tas vaidbo. išėjimas turi būti akivaizdus. Tai va, man čia dėl to ir atsistojo toks, ar jisai... Nu, aišku, dviem kojom tai tik faktas, kad neišėjo. Tai jau man čia ir... Tai atsakymą gavau. Nes man ir gyvai taip pat buvo mintysi, bet kažkodėl sudreifavau. Nu, tai čia ta taisyklė yra, kur jeigu nesi tikras, tai nespėliok, būtum palikęs be nieko ir būtų visiems tikę. Tai čia be nieko ir palikta, tik autas. Atšiaudas, aš supratau. Tai tuo labiau, kad tą tolimąją pusę puslankio išėjimo lydas irgi kontroliuoja. Tai jeigu ten būtų
O ir buvo, kad jisai pilnai neišėjęs, tai čia tas aktyvi gynyba puslankiai yra abiejų atsakomybė. Man atrodo, mes su Justu yra kalbėjom dar ir per timautą apie tai. Nu tai va. Kalbėjom apie tą epizodą. Yeah. Asmeninė pražanga, flopas ar naukolas. Čia mano klipų žiūrėk sudėjai. Vienintelis atsiuntė. Čia norėjo. Ką sakai? Friedenbergas, bet viską pagal taisykles Niek. sudarė Rygos. Per daug prisinčiau. Čia norėjo. Čia norėjo. Yra atsakinėjančių? Čia norėjo. Norėjo. Manau, kad gynėjas įeina į metančio žaidėjo cilindrą ir asmeninė pražanga. Ar yra kitų nuomonių? Kas palaiko flopą arba naukolą? Niekas Nežinau, nepalaiko. aš palaikau naukolą. Nematau, nu ką, žinau, aš nematau, kad jis daitų ten toliau jį. Spėja, man atrodo, kad sustoti tas šokai. Rungtynių metu nematei, ar ir dabar nematai? Nu ir dabar man, nežinau, trūksta kažkokio faulų. Kojas pristato, nepasi. Tas žirgis. Sutikčiau su Laurinu, kad tai yra asmeninė pražanga, žaidėjas atbėga ir kontaktuoja su metančiuoju. O kas tiesiaujam čia šitą? Treilas ar lydas? Treilas? Čia lydas tiesiauja, čia yra kem 5 laipsnių išsimetimas. Lydo ir lydas turėtų stovėti prie kažkur Panevėžio šito. Taip, lydas turi būti labiau plačiau stovėti ir tik tai jisai gali matyti tą judėjimą ir tarpą tarp žaidėjų, nes treilas gali matyti tik tai nugarą. Tai spėt gali, kaip sakant, kaip ir tą, kur kampe buvo pražanga, bet šiuo atveju manau, kad lydas ir geresnė pozicija turi ir matymo kampą geresnį. Kodėl lydas turi stovėti plačiau, jeigu jis dabar stovi su gynėju, o gynėjas dar iš vidaus atėjo, tai jau buvo jis užsiėmęs poziciją. Tai kur jam dar plačiau? Nu, žiūrėk, tavo čia va pozicija buvo gera. Jeigu čia būtum likęs stovėt, tai viską būtum ir matęs, nes tu dabar čekbolo metu jau judėjimą darai. Nu tai aš judu su šoniniu, su labiausiai šoniniu gynėju. Nu, tai kur baltas stovi ant tūso. Nu tai pagal praeitą paskaitą, tai aš irgi turiu ant tūso stovėti. Nu, žiūrėkit, pagal mechaniką, Ignai pataisyk, jeigu aš klystu, pagal mechaniką kem 5 laipsnių metimai iš šitos pozicijos yra lydo atsakomybė. Ne, aš neginčiu dėl atsakomybės aš sutinku, bet aš dėl užimtos pozicijos ginčiu. Tai tada aš klausimą turiu, ar jeigu tu būtum stovėjęs ten, kur baigėsi pirmas stendas reklamos, atsiprašau, prašoko, ir antras prasideda, ar būtum geriau matęs ar ne? Aš dėl šito irgi nesiginčiu, bet skaidrėse buvo parodyta lydo judėjimas su paskutiniu gynėju, nu, su labiausiai šoniniu. Taip. Nu, taip, tai yra teorija, bet šiuo atveju mes matom, kad epizodas, žaidybinis epizodas, jis reikalauja, kad lydas irgi pajudėtų, o ne, vat, kaip čia pasakyti, taisyklė sako taip ir aš stoviu taip. Tai šitą būčiau ten stovėjęs nesušvilpęs, tai dabar šnekėtumėm, kad turėjau stovėti su paskutiniu gynėju. Ne, būtumėm sakę, kad turėjai gerą open angle ir nepriėmė gerą sprendimą. Ja.
nepasų. Nu, tai žiūrėkit, čia, kaip sakant, nereikia lipti medį kiekvienam ir mes turime mechaniką ir 5x5 ir 3x3, tai, bet patys žinom, kad analizuojant video, jeigu mes matom, kad žingsnis į vieną pusę ir kitą pusę būtumėm turėję open angle, nu, tai mes apie tą ir šnekam, kad kur galėjom būti, kad geriau matytumėm. Viskas, čia daugiau nieko nereikia, kaip sakant, daugiau galvoti apie tai. Nu, tai ta prasme, aš tai žaidimo metu, aš gal ir atsimenu šitą epizodą, žaidimo metu aš ten pagalvojau apie faulą, bet mano pozicija, man atrodo, buvo pakankamai gera. Tiesiog sprendimą priėmiau tokį, ką dabar Eimantas sakė apie naukolą. Tai žaidimo metu man ir buvo tokia nuomonė, tas susilenčinis kontaktas, o kad ne į nusileidimo zoną įeina. Nu, tai ir viskas. Tai mes rungtynių metu priėmam sprendimą, o analizuodami video pasižiūrim, ar jis teisingas ar neteisingas. Tai to mums reikia. Tai kitas syk aikštelėje būnant priimsim sprendimą, išanalizavę video, kad pražanga yra ir sušvilpsim tą pražangą. Tai jo, tik tai aš sakau, kad mano pozicija nebuvo bloga. Tai jeigu tu iš tos pozicijos matei tą gynėją, tai viskas sakė, bet man atrodo, kad tau tas mėlynas sustoja. Bet jeigu tu iš ten matai ir gali suteisiauti, nėra daugiau klausimų. Okay. Sorry, Justai. Ir štai taip. Tai yra viskas. Francis Lacis deda tašką šiose rungtynėse, 21-15 galutinis. Eimantai ir pats pakomentuok. Tai arba ball interference ar ne? Nėra ką komentuoti, man čia ir gyvai daug klausimų sukėlė šitas. Man tai čia ball interference ir no basket ir juodų kamuolys. Bet rungtynių metu? Nu, nes nebuvau tikras, kuris liečia, ar tas blokuodamas nelietė juodas dar prieš tai. Ta vibracija atsirado, kai blokuoja tą pirmą metimą. Tai, bet ryškiau tas kabino baltas už lanko, man atrodo, prieš paliečiant kamuolį. Jo, tai vibracija tą padaro tikrai baltas žaidėjas. Nu, tai va ir. Mes po varžybų šitą iškart pasižiūrėjom su Justu ir kaip man buvo minčių dėl pažeidimo, taip ir pasitvirtinom ir užsidarėm, bet aš grįžęs dar pažiūrėjau. Nu, tai keliaujam toliau. Rungtynės dar reikėjo pratęsti truputį. Tai čia iškart pasakysiu, mano nuomonė čia yra pražanga nemetimo metu. Nes tas jau baltas nusileidęs ant žemės. Taip ir jam užšau. Aš priešingos nuomonės, kad čia tokia situacija turi būti traktuojama kaip metimo metu. Ir mažiau klausimų. Nu, mažiau klausimų, bet palei taisyklę, tai jis nusileidęs jau ant žemės ir tada jam užlipa ant kojos. Tai čia jis jau yra pabaigęs metimo veiksmą. Nes gyvai tai priėmiau sprendimą jo, act of shooting, bet pažiūrėjęs, tai sakyčiau, kad nemetimo metu. Žiūrėkit, jeigu mes ne per seniausiai diskutavom apie tokį epizodą iš 5x5 ir nebuvo ten labai daug klausimų, kad tai yra metimo metu pražanga. Nežinau, nedalyvavau tokiai diskusijai. Bet tai žaidėjas tai jau nusileido ant grindų ir tada užlipo jam ant kojos. Čia jau nemetė. Kur čia diskutavot jūs tai? Nesvarbu, kur diskutavom. Žiūrėkit, jeigu žaidėjas abiem kojom nusileidžia po metimo ir jas pilnai pastatęs ant žemės ir tada užlipa gynėjas jam ant kojos, tai yra pražanga nemetimo metu. Jeigu su vieną koją nusileidžia, antrą pristatinėja ir ten kontaktas yra, tai tada mes sakom, kad dar jis pilnai buvo nenusileidęs ant žemės ir pražanga yra metimo metu. Tai čia taip pačiai rungtynių metu. Tai jeigu mes rungtynių metu not sure yra act of shooting ar ne, shooting. Tai mes follow the procedure darom shooting, o analizuojant video turim susirasti kadrą ir priimti sprendimą tokį, koks jis turėtų būti. Ar jisai abiem kojom yra nusileidęs pilnai ant žemės, ar ne. Va šitoje vietoje, ar jisai jau nusileidęs pilnai ir stovi ar ne. Mano nuomonė stovi. Mano irgi. Ta pačia palieku. Taip, pražanga nemetimo metu.
ir 14 sekundžių. Iki susitikimo pabaigos gali lyginti rezultatą. Rūt Jūrmala, čia pražanga kovoje dėl kamulio. Čia apie active shooting? Taip. Čia ant trajako. Nu, šitos kameros, manau, kad čia spėliot gali. Nors palagal, čia atsiveria kampas. Čia jo ant trajako šitas o kontaktas. Kuris nusileidžia ir kur tas. Žiūrėkit, aš manau, kad čia daug negaiš prie šitą video iš tos kameros analizuojant. Jeigu buvo kontaktas kojomis, tai pražanga. Landing foulas. Čia dar viena puikiai gynybiniam ataka iš Richardo Kuksiko. Dabar Justelio keli klipai. Ataka iš Richardo Kuksiko. Kodėl tu išduodi kieno klipai? Pražanga puolime. O gal ir Erikas, nežinau. Jo, ypač kaip manęs net nėra. Svarbu gerus Erikai išrinkai. Kaip vieną ir tavo buvo įkėlus. Gal kolegas norėjai šitą. Gerai, analizuojam video ir baigiam seminarą, nes mes čia į valandėlę matau, ko nebetilpsim. Taip, čia yra ar offensyvas ar no callas. Mano nuomonė tai yra no callas. Tas žaidėjas nelabai jisai nori išlysti iš už atsitvėrimo balto, kiša ten ranką bandydamas. Tai man toksai yra marginal callas. Nebent kas kita turi nuomonę. Man gyvai atrodė čia stipriau. Iš video jo atrodo, kad jis net nebando žaistos gynybos. Toks labiau. Sorry, peršaka. Nu, bet žiūrėkit, jeigu jisai bandytų lysti žais gynybai, tai manau, kad verta pražangos puolime. Jeigu jisai ten ranką tik tai kišteli ir imituoja gynybą, tai let it go. Vienareikšmiškai. Darius Tarvydas. Slaidinamas judesys, metimas iš toli netikslus. Grumtynės dėl kamuolio laimi Latvijai. Galbūt auksinė ataka. Nauris Miezis, Leščiauskas arti perimto kamuolio. 4-3, 2 reikia metimą. Nauris Miezis, jie atlieka nepataiko antruoju bandymu Miezis. Tarvydas. Čia, kaip matom, lemiamas epizodas finalo rungtynių. Ir tokia truputį mėsmalė gavosi keliuose epizoduose. Tai jeigu būt visiškai pagal taisyklės, tai mano nuomonė 22 juodų yra asmeninė pražanga ir stoja mesti 2 baudos metimus, kuris užstumia žaidėją. Ir taip gaunasi nelegali užtvara. Galbūt auksinė ataka. Nauris Miezis, Leščiauskas arti perimto. Čia irgi žalkūnės jisai tempė. Tas pats žaidėjas. Perimto kamuolio. 4-3, 2. Bet žinant, kokios tai rungtynės, kur tai vyksta. Galbūt. Tai aš... O čia kas Panevėžys žaidžia? Ne Panevėžys, bet... Lietuva, Latvija. Tai Latvija arčiau Panevėžio, negu Gargždai. Jeigu tą norėjai pasakyti, geografinę. Nepalei kilometrus. Nu tai žiūrėkit, tą Leščiauską turim visi žinot, tai jisai mėgsta pasunkinti mum gyvenimą, tai jeigu mes jam leidžiam tą daryti, jisai to ir naudosis. Tai pražanga pirma jam, užstumia užtvarą, paskui antra pražanga irgi jam. Tai
Viskas gerai baigės, nes Latvija įmetė ir baigėsi rungtynės, bet jeigu būtų Gargždai laimėję, nu, tai manau, kad tada Latvija irgi būtų nepatenkinta, ne jau ten ta geografinė padėtis ir nebūtų suveikus korto šitą. Nors gal Tarvydas tada būtų mažiau komentarų turėjęs. Niekas ten neturėjo. Nu, tai tada iš vis. Nieko tikslaus tokio į temą. Gerai, važiuojam toliau. 6-4, taip pat taškai skiria komandas, Kelmelis. Prieš Jakubą Rubiną, Kelmelis šiek turi ilgą pranašumą, vos nepraranda kamuolį. 6-4, taip pat taškai skiria komandas, Kelmelis. Prieš Jakubą Rubiną, Kelmelis šiek turi ilgą pranašumą, vos nepraranda kamuolio, bet išsaugo Jakub ir Jonkus lygina šio rungtynių rezultatą, tikslus jo metimas 8-8. 5,5 minutės lieka žaisti, kol kas atkakli ir lygi kova finalinėje dvikovoje. 8-8. 5,5 minutės lieka žaisti, kol kas atkakli ir lygi kova finalinėje dvikovoje. Dėl kelialapio į Prištiną čia Roko Mačiulio. Du, kas norit dėl 3 sekundžių žaidimą nugarą taisyklės pašnekėjo dėl pirmo arba antro klipo. Nežinau, kaip aš tai galiu. Aš tai sakau, asmeniškai tai nei tam nematau konkretaus pažeidimo. Pirmam klipui iš vis jisai ten gal padaro tą vieną, antrą veiksmą ir po to pameta kamuolį iš vis. O pirmam tai man tą antram dar greičiau čia viskas įvyksta, tai kažkaip. Nors abiejose varžybose buvau tas pirmas dar kažkiek gal stovėjo galvoj, bet antram tai iš vis to nepastebėjau. Nu, antras klipas. Žiūrėk, aš kodėl iškirpau šitos klipus, tai tai pirmą iškirpau dėl to, kad Čelka dėl šito epizodo apsiverė, kad dėl to pralošė rungtynės, kad čia nebuvo fiksuota nugara žaidimas. Likus 5 minutės 40. Jo, o antram epizode tai žaidimo metu man neužkliuvo, bet žiūrint užkliuvo, nes jisai realiai jau pečių pradeda žaisti nuo trajeko ir ten tikrai daugiau negu 3 mušimai padaryti yra. Tai kaip tas, ar pečių, kai jisai žaidžia, jau traktuojam kaip nugarą, ar ne. Nes jeigu taip, tai antras epizodas, tai man atrodo 100% čia pažeidimas. Tai jeigu žaidėjas yra veidų į krepšį, tada mes neskaičiuojam. Jeigu pečių ir nugarą žaidžia, tai mes pradedam skaičiuoti 3 sekundės. Tai jeigu mano nuomonė, pirmam klipė ten aš ir buvau susilėtinęs, ten 2 sekundės gal jisai tenai 2 bamtelėjimai buvo, tai pirmam klipė ten, o paskui pameta kamuolį, tai nepažeidimas, o antram, jeigu sušvilptumėm, tai būtumėm teisūs. Ačiū, Ignai, važiuojam toliau. Puolime Piternieks, bet taškų pelnyti jam atkovojus kamuolį puolime nepavyksta. Paulius Orakas, pražanga. Su varžovo pražanga. Nu, vienos nuomonės užteks. Pasakykit, kas galvoja marginal ar geras šalpukas. Man marginal. Būtų neįkritę, sakyčiau, gal kontaktas buvo veiksmingas. Reikia antros nuomonės. Piternieks, bet taškų pelnyti jam atkovojus kamuolį. Nu, tai tavo, Ignai, antra nuomonė. Orakas, pražanga. Nu, aš irgi galvoju, kad marginal. Pražanga. Tai jau 3. Važiuojam toliau. Tai kam drumšti ramybę tada? Važiuojam toliau. Norėjau gal kitos nuomonės.
Kas klausia, tas ir atsako. Čia mano jaučiu video. Tai va dėl to ir klausimas, nes, ar trailas gali matyti kontaktą į rankas, kai jisai gaunasi už nugaros. Tai čia, manau, kad lydo primary, ne? Kas atsakys? Ką trailas fiksavo? Aš tik galvoju, kad čia yra trailo primary, nes žaidimas ateina iš trailo, o open angle tai tenais ir yra. Mušimą į rangą fiksavai ar stabėjimą ar ką nors? Mušimą, tai čia dabar tarpas yra. Tai jeigu trailas, nuo trailo ateina ir trailas mato tą mušimą į ranką ir jie fiksuoja, tai jo ir primary. Trailas neturėtų būti arčiau logo, kilti aukštyn, taip žaidimas eina link ačiūs, kilti link logotipo. Galėtų būti vieną žingsnį link kairės pusės ir judėti čia, kaip ir dabar gerai juda link krepšio, tai vienas tas žingsnis į kairę nepamaišytų, bet mato dabar irgi gerai. Primary čia yra trailo, kadangi nuo jo žaidimas eina. Lydui reikia stebėti tuos žaidėjus be kamulio, kurie eina kovoti kamulio, galbūt, kuris, jeigu nesušvilpus pražangos, atsimuš nuo lanko ir ten bus kova su stumimais ar laikymais. Plius lydas stovi ganėtinai labai toli įstrižai. Tai jeigu dar lydas paeitų arčiau krepšio, tada dar galima būtų pateisinti irgi įsikišimą šiame epizode. Kas komentuoja? Ką mes čia ko dar negirdėjom? Remigiau labai trumpai kalbėjai. Dar klipą. Tuk. Labai pusė. Čia po krepšiu. Palikčiau naukolą. Lieku prie naukolą. Trumpai. Kitų nuomonių yra? Pritariu Remigijui ir Lydui. Ignas kitą nuomonę turi? Ne. O Maiklas? Ne. O, galvau, kad nebėra tavęs. Čia tikrai vienos nuomonės užtektų ir kas ją... Flop. Kelmelio flopas, jau. Gerai, važiuojam. O, labai geras paskutinis klipas buvo parinktas. Rezumė, Ignai. Sekantis webinaras bus iš kitų turnyrų. Kaunas Gargždai. Nu tai žiūrėkit, pabandysim sekantį webinarą truputį irgi panalizuoti iš tų dviejų etapų Lietuvos čempionato. Tai pasižiūrėsim, kiek iš tos vienos kameros ten galim prikirpti kokybiškų klipų. Vienas etapas jau vyko, sekantis etapas šį savaitgalį Gargžduose. Tai visi, kas teisėjaujat Gargžduose, sėkmės ir tada susimatom
kitą savaitę datą pranešim, manau, kad grupėje. Bet planuojam apie trečiadienį galbūt, ne, Ignai? Tikėtina. Tikėtina. Viskas, ačiū visiems, kad dalyvavot ir gero vakaro. Ate. Ačiū, ate.